Gal kas man pasakysite, kas vyksta su šiuolaikinėmis kebabinėmis ir jų kebabais? Seniau tai nusiperki kebabo kioskelį, automobilį suvalgai ir viskas. O pažiūrėkit, kokios šiuolaikinės kebabinės. Vidus išpuoselėtas, kaip kokie kavinė pristatė staliukų, pakabino televizorių, kavos ledų aparatus įrengė. Terasą, ką jau terasą ir net tualetą turi. O dabar be jokų ir rimtų veidų aš jums papasakosiu apie kebabinę Kavito. Klaipėdoje šalia Palangos plento įsikūrusią kebabinę aš atradau dėka savo vaikų, kurių išgirtos vištienos vieną dieną nesusilaikęs, nusprendžiu paragauti ir aš. Tad prisisėkite diržus, leidžiamės kebabinės Kavito kieme. Kadangi ne tik aš, bet ir mano vaikai yra pavalgantis, užsakėm didelį rinkinuką vištienos filė ir sparnelių. Be vištienos į rinkinį ėjo dar ir porą porcijų bulvyčių. Ir 2 padažai, bet kadangi mums buvo labai sunku išsirinkti tos 2 padažus, mums papildomai įdėjo dar 2 padažiukus. Ir valgydama šią vištieną bandžiau prisiminti, kada paskutinį kartą Lietuvoje teko valgyti tokią skanę grūzdintą vištieną. Nors grūzdintos vištienos mums 4 ir pakako ir jos nedar liko, bet noras paragauti kitų kebabinės patiekalų paėmė viršų. Ir nors padažais prašėme gardinti skirtingais, tai tiek itališką pitą, tiek gyros pitą ar tą patį paninį paprašėm, kad papildomai pagardintų svoguniukais ir jalapenais. Ir svarbiausias mano vaikų šūkis – nei dienos be saldumynų. Tad jei kas ieškot Klaipėdoje skanių kebabų ir grūzdintos vištienos, rekomenduoju kebabinę Kavito.